Statinių apšiltinimo medžiagų sistemos blokeliai standus putų polistirolio klojinys, kuris užpildžius betonu tampa tvirta sienos konstrukcija, puikiai izoliuojančia šilumą ir garsą. SAM sistemos statybiniai elementai susideda iš 3 tokių dalių. Pagrindinis blokelis, ceraminis blokelis, kuris yra skirtas virš langų ir durų angom perdengti, ir užsklanda, kuri yra naudojama kampų ir angokraščių formavimui. Blokai yra vienas su kito jungiami be jokių siūlių, dedant vienas ant kito. Siūlės niekom neužpildomos, nes užpildžius siūlės atsiranda papildomi šalčio tilteliai. Jeigu yra reikalas, yra dedama paskaičiuojama armatūra, jeigu atsiranda kažkokie ypatingos detalės kaip kampiniai langai, gali būti kažkokie konsoliniai elementai. Jeigu labai didelės angos yra, tai tada jau turi paskaičiuoti konstruktorius armatūros reikalingą kiekį. Orientuojamės į tai, kad žmogus už apšildymą patalpų mokėtų nedaugiau kaip kvadratiniam metrui sunaudotų nedaugiau kaip 15 kW per sezoną vienam kvadratiniam metrui. Tai jeigu pavertus, kiek tai kainuos už elektrą, tai kažkur apie 5, nepilni 5 litrai visam sezonui kvadratiniam metrui. Darbo sąnaudos, lyginant su tradiciniu mūru, yra 10 kartų mažesnės. Jeigu į patikimumą žiūrėt, matyt, yra paskaičiavę gal vokiečiai, nes jų draudimo kompanijos šitos namus draudžia žymiai ilgesniam periodui ir žymiai pigiau, mažesnius mokesčius ima draudimo. Jeigu lygint kainas, tai už šiltintą mūrą yra siena pigesnė apie 30%, už šiltintą dujų silikatą apie 40%, už keramiką šiltintą apie 60%. Skaitomas labai ekologiškas gaminys, dažnai klausia, ar nekenksmingas sveikatai. Tai mes visada atsakom, reiškia, jūs maisto produktus visada matot supakuotus labai daug mėsą, daržovės į polistirolinius lėkštutės ar kažkokius, bet dar man bent tikrai neteko matyti į akmens vatą supakuotų maisto produktų. SAM sistemos blokeliai, norintiems pasistatyti šiltus namus.